Pagrindiniai laidos partneriai – klinika Grožio chirurgija. Vilniaus implantologijos centras. Visuomenės harmonizavimo parkas. Laidoje Misija grožis netrukus matysite. Kol guli ant nugaros dar nieko. Pasisakė šaunų, taip ir brink, kaip paklodė dar viena. Visas šitas odos perteklius kabantis bus išmestas. Kad su sveikata nebūtų blogiau. Aš dėl to bijau. Tada turbūt nuo veidrodžio nenueisiu. Staipysiuos, prisipirksiu trikotažo apatinę. Bauba! Dieve, mano mama. Taip galima. Nu taip nerealiai žmogui pasikeisti. 110 kilogramų. Sunku patikėti, tačiau tiek dar neseniai svėrė laidos Misija grožis dalyvė Akmenės rajone gyvenanti Violeta Danusevičienė. Na, atrodė, kaip tu galėjai žmogus eiti, nu? 39 metų Violeta tuos metus atsimena su siaubu. Nuolat skaudantis stuburas, kojos. Jai buvo nustatytas 4 laipsnio nutukimas. Jausdama didžiulę gėdą moteris vengdavo artumo net su mylimu vyru. Bijai nusirengti. Atslenki tamsoj tiesiog. Tiesiog, tai sako, įjungsiu šviesą. Ne, nereikia. Kiek pamena, Violeta sustambėjo po pirmo nėštumo. Tačiau jie ant save supyko, kai gimus 3 vaikeliui, net patys didžiausi drabužiai pasidarė per ankšti. Ant tiek pykstu ant savęs, mėsos kalnas, masė bruto, kaip ir savadintų. Ir vyras sako, tai gerai, einam, medžiagėlę nupirksim, pasiuvėję, pasiūsim, ką pasiūsim, maišą, tai priskeltas. Nebegalėdama pakęsti savo atspindžio veidrodyje, Violeta pradėjo mesti svorį. Jai neprireikė nei tablečių, nei drastiškų bado akcijų. Žemaitė įsigijo knygą apie sveiką mitybą ir pradėjo įdėmiai stebėti, ką ir kada valgo. Mamit sako, aš nebenoriu būti tokis. Į pastę pritraugęs, į pačiam kažkaip sunkiau ir širdžiai. Kuo atsisakiau bulvių, kruopų, sakykim, su mėsa. Ir grinai valgau mėsą su daržovėmis ir daržovės tiesiog su duona ar su kokiom kruopom. Ir valgau tada, kada noriu ir labiausiai ko noriu. Violetos svoris pradėjo tirpti. Jos vyras, tolimųjų reisų vairuotojas, grįžęs iš kelionių, vis maloniai nustebdavo. Per nepilnus metus moteris sugebėjo numesti net 43 kilogramus. Draugam ir tiem giriasi tiesiog, jau pažiūrėk, kokia mano žmona, pažiūrėk, kaip sukulda, čia jinai pati viską padarė. Ir, kaip jis sakė, didžiuojuosi aš tavim, kad tu aš sugebėjau taip. Tačiau net ir atsikračiusi beveik 100 kilogramų, Violeta vis dar bijo nusirengti. Tai ją ir atvedė į projekto Misija grožis atranką. Sakykit, prašau, ką norėtumėt pakeisti? Netikiuosi, kad aš jau kažkiek save pakeičiau. Tai beliko tik smulkmena, kaip man atrodo, kurios negaliu įveikti be jūsų pagalbos. Dar kol guli ant nugaros, dar nieko savim džiaugiuosi. Pasisakiau šaunų, taip ir brink, kaip paklodė dar viena kažkokia. Taip pat ir užsikloja. Greitas svorio metimas paliko skaudžių pasekmių. Sudribo pilvo ir žastų oda, nusileido krūtinė. Negana to, moteris prisipažįsta, kad turi dar vieną kompleksą. Dėl stipriai patamsėjusių dantų ji bijo šypsotis. Projekto ekspertai Violetos istorijai negalėjo likti abejingi. Matom, kiek mes jums galime pagelbėti, toliau siekiant jūsų tikslo. Dėl to norime jums pasakyti taip. Labai faina. Nežinau. Tada turbūt nuo veidrodžio nenueisiu. Staipysiuos, prisipirksiu trikotažo apatinę. Gražaus visokio. Ir tiesiog juokdavomės, sako, mamukai, stringus nusipirksiu. Stringus. O šiaip, gal ir nusipirksiu. Bus gražiai. Taip tikėmės.
Didžiausi pokyčiai Violetos laukia klinikoje grožio chirurgija. Čia bus atliktos net 4 plastinės rekonstrukcinės operacijos. Vygintas Kaikaris, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, medicinos mokslų daktaras. Kasmet gydytojas atlieka daugiau nei 250 rekonstrukcinių ir estetinių operacijų. Pasižymi geru humoro jausmu. Gydytojai paaiškina projekto dalyviai, kad greitai tirpstant kilogramams oda ne visada spėja susitraukti. Taigi pirmiausiai chirurgai šalins didžiausią Violetos sopulį, vadinamąją pilvo prijuostę. Viską mes jums šalinsim, taigi jūs neteksite šitiek savo odos. Visas šitas odos perteklius kabantis bus išmestas. Taip pat, nenaudojant implantų, Violetai bus pakelta sunykusi krūtinė ir išoperuoti viršutiniai akių vokai. O šitas vieta pirmiausiai pacientui ir trukdo matyti. Gydytojas Vygintas Kaikaris Violetą operuos kartu su gydytoju Kęstučiu Maslausku. Jie pasiruošia ilgai ir sudėtingai operacijai. Vienu metu misijos grožis dalyviai bus atliekamos net 3 operacijos. Netrukus jie pakoreguos pilvo, krūtinės formą ir viršutinius akių vokus. Ištverti pirmosius didelius pokyčius sunkiausiai sekėsi Violetos vyrui. Laukdamas, kol baigsis 6 valandas trukusi operacija, jis sunkiai tramdė jaudulį. Toks vidinis drebuliuks jaučias. Nežinau, tiesiog. Ir nekas. Kad su sveikata nebūtų blogiau. O aš dėl to. Violetos operacija praėjo sklandžiai. Moters laukia ilgas gydymo laikotarpis, tačiau kai šalia ne tik patyrė specialistai, bet ir rūpestingas vyras, jai nėra ko baimintis. Daktaras sakė, vis gerai, vis tvarkingai. Šipsuokis, mama, šipsuokis. Neišein dar. Nenorėk, kaip ilgai išbuvai. Pagrindiniai laidos partneriai – klinika grožio chirurgija. Vilniaus implantologijos centras. Visuomenės harmonizavimo parkas. Po operacijos išleista namo į rūpestingo vyro globą, Violeta į kliniką grįžta po 2 savaičių. Nors pokyčiai tik prasidėjo, ji jaučiasi laiminga. Randai gyja, o figūra vis labiau panašėja į tokią, apie kokią jis svajojo prieš ateidama į mūsų projektą. Jo, aš viduj, sakau, toks tiesiog drebulys, dreba viskas. Ai, negaliu verkti, tušas nubėgs. Aš pasipuošiau šiandien. Pirmą kartą pasidažiau, tai... 3 vaikus mažame miestelėje užauginusi mama visą gyvenimą lakstė it skruzdėlė. Ji juokauja, kad labiausiai džiuginantis vaizdas iki šiol buvo darželėje išaugusios gėlės. Projekte Misija grožis jai atsivėrė kitoks pasaulis, kuris atostogaujant visuomenės harmonizavimo parke sužibo dar ryškesnėmis spalvomis. Kaip sako, žmonės laimi milijoną, tai aš daugiau laimėjau negu milijoną, nes čia ne pinigų esmė, čia toksai jausmas, kad pinigais neįvardijama, čia kaip naujo gyvenimo pradžia, aš gimiau vėl, kaip atgimiau. Kadaise nemažai sportavusi, Violeta parke pirmą kartą išbandė jogą. Atsipalaidavusi, pameditavusi gražioje gamtoje, moteris susimastė apie savo praeitį. Atrodo, turėtum pasilgti savo to viso, bet nenoriu. Nenoriu grįžti ten, kur buvo. Besilsinčią Violetą nustebina netikėtas dietologės apsilankymas. Ar projekto dalyvė teisingai maitinasi ir ar laikosi nurodymų, gydytoja Žana Antonova atėjo įvertinti būtent per vakarienę. Ką valgote? Žuvytė? Kokia žuvytė? Ota, taip įvardinta. Su ryžiais, matau. Jo, ir su daržovėm ant keptom ant laužo. O kelintą kartą valgot per šiandien? Antrą. O trečią dar valgysit? Ne. Kodėl ne? Jos pagrindinė bėda yra ta, kad ji nesilaiko režimo, nevalgo 3-4 kartus per dieną ir
tą klaidą jį kol kas neištaisė, bet susitarėm, kad fiziniu krūviu rytoj jį viską išeikvos. Ką valgyti ir kaip dažnai, gydytoja Žana Antonova mūsų herojai paaiškino dar iki Violetos atostogų. Klinikos dietos sistema specialistė nustatė moters kūno masės indeksą ir kiek dar kilogramų būtų galima atsikratyti. Todėl, kai tik gydytojai leido jai sportuoti, ji atsidūrė Žydrūno Savicko sporto klube. Atsižvelgdami į jos kūno sudėjimą ir atliktas operacijas, treneriai moteriai sudarė individualią treniruočių programą. Reiktų įdėti darbo, jo, reikia įdėti pastangų, bet, ta prasme, viską parodys, kiek jinai pati nori keistis ir kiek jinai tikrai pasiruošus įdėti darbo į tai. O nieko nepasiekimo apskritai nėra, reikia tik labai norėti. Violeta tarp plastinių operacijų spėjo pasportuoti tik apie mėnesį. Tačiau, kai paaiškėjo per paskutinę treniruotę Savicko sporto klube, jos apimtis sumažėjo beveik 10 centimetrų. Ploniausia kūno vieta dabar matuojam, tai. Ir pas mus yra 73,5 centimetrą. Tai vadinasi, Violeta 6,5 centimetro rezultatas. Tai, man atrodo, tai tikrai puiku. Violeta pažadėjo ir toliau laikytis visų trenerių bei dietologų nurodymų. Kol kas moteris atsikratė 4 kilogramų. Ištvėrusi 3 sudėtingas operacijas, Violeta dar kartą grįžta pas plastikos chirurgus. Šį kartą tam, kad daktarai panaikintų nukarusią jos rankų odą. Paskutinį trūkumą likusi po svorio metimo. Tai dabar žiūrėkite veidrodį, matysite, kiek mes šitai padarom šitaip. Bet jūsų ranka pasidarys tokio storumo ir šitaip, bet viskas turėsite tokią randelį. Tai tokią rankytį jūsų gaunasi. Gerai? Mūsų herojė rugpjūtį atšventė 40-metį. Tačiau dabar ji jaučiasi daug jaunesnė. Prie to prisidėjo visi misijos grožis ekspertai. Ir paskutinis daktaro Kaikario potėpis – hialurono injekcija į Violetos skruostus. Einu sau. Ei, kur emocija. Kiek atrodo operuoji, bet gauni emociją. Čia tu leidi mililitrai ir emocija yra, einu sau. Ar neįmanoma sugrįžti atgal? Įmanoma. Pagalba šitokio projekto, pagalba kažkiek tai savo įdirbio ir galima grįžti atgal. -20. Grožio misija tęsiama Vilniaus implantologijos centre. Odontologai pasiruošė išgydyti nesveikus Violetos dantis, pažeistus karieso ir antibiotikų. Nors projekto dalyvė teigia dantis prižiūrėjusi, tačiau didžiąją dalį teks remontuoti iš naujo. Pirmiausia, gydytoja Jolanta sugydė Violetos jautriausius dantis, kuriuos skaudėdavo valgant. Darbo dar labai daug. Pirmiausiai, tai turime, kaip matot, visas šitas senas plombytes pakeisti. Ir viršutiniam žandikauliui lygiai taip pat viską pakeisti. Tai Violeta mažiausiai turės dar 4-5 kartus apsilankyti ir po geras 4 valandas. Violeta labai nustebo sužinojusi, kad yra blogas jos dantų sukandimas. O tai reiškia, kad gydymas užtruks ilgiau nei tikėjusi. Visiems gyriaus, mano geras sukandimas. Tai va, išgirstu vis naujų tokių apie save. Naujienų tokių, kad rodo, ko gyvenime nežinojau. Jai sunku susitaikyti su mintimi, kad netrukus jos dantis papuoš breketai. Vita Budrienė, gydytoja ortodontė, Lietuvos odontologų rūmų ir Europos ortodontų sąjungos aktyvi narė, pasižyminti ypatingų kruopštumu. Gydytoja ortodontė paaiškina Violetai, kad baltos šypsenos jai gali tekti laukti net 1,5 metų. Tiek laiko žemaitė teks nešioti dantų lyginamą į lanką. Breketai buvo dėdami tam, kad sutvarkyti sukandimą, nes jinai buvo netekusi dantų prieš kelis metus ir iš karto nesitvarkė tos problemos, nesprendė tos problemos ir jai išsiklaipė greta esantis dantis. Odontologė Vita Budrienė mūsų herojai pažada, kad pasigirti naujais dantimis Violeta galės tik per kitų metų kalėdas. Bet mūsų herojais tai nebaugina. Dėl gražios šypsenos ji pasiryžusi keistis iki galo. Liko vos keli žingsneliai. Dar neseniai daugiau nei 100 kilogramų svėrusi moteris netrukus pasikeis, net pažįstami. Kęstutis Rimdžius, stilistas, įvaizdžio namų bendraturtis. Stilisto darbo patirtis 12 metų. Geriau žinomas kaip teatro aktorių, televizijos žvaigždžių ir kitų garsių žmonių stilistas. Išskirtinis bruožas – nebijo būti tiesmukas.
Tai šiandien tada pabandysim kaip tik paryškinti visą tai, ką chirurgai nuoperavo. Pabandysim parinkti siauresnių siluetų ir kažką tai į klasikinę pusę. Stilistas Kęstutis Rimdžius, įvertinęs Violetos formas ir ūgį, moteriai patarė dažniau segėti sijoną ir avėti aukštakulnius batelius, tam, kad atrodytų aukštesnė ir kad būtų gražesnė laikysena. Dar kartą paminėsiu visoms, kad visada stenkitės apnuoginti rankas bent kiek tai, iki 3/4 tai prailgindamos galūnės. Jūs galiu nudžiuginti, nes jūsų švarkelių dydis yra 36. Kaip malonu, buvo 40. Va. Kaip viskas greitai keičiasi. Jo. Taip, šiuo atveju kojos yra gražios, krūtinė yra graži. 40 metų yra tas toks pereinamasis laikas, kai tikrai nebedaug lieka iki tol, kai reikės truputį viską pradėti dengti. Tai vat reikia nepamiršti ir naudotis tiesiog tuo. Visais privalumais savo. O, super, 28 dydis. Džinsų. Ir kiek suprantu, tai dar tokie truputį laisvoki. Nu, per liemenį. Dar telpa. Taip. Šaunuolė. Nu ką, jūsų mėlyni atspalviai, komplektas labai jaunatviškas. Viskas buvo aprybę, tiesiog plačiai, o tai dabar turiu šansą vėl iš naujo sužibėti ir parodyti, kad turiu liemenį, turiu kojas, turiu tiesiog save pačią. Pataręs Violetai vilkėti siauresnius drabužius, išryškinančius stipriai patobulėjusias formas, stilistas Rimdžius mūsų heroję pasisodina į kirpėjo kėdę. Tik ką, nusistebėjusią dėl naujo aprangos stiliaus, Violetą, pamačiusią naują šukuoseną, ištiko šokas. Pasikeitėt labai, švelniai tariant. Jūsų vyrui pavydžiu, nes gauna naują žmoną. Tai ką, atsuku jūs veidrodį ir tikiuosi atsimerksit. Bandysim. Galiu? Bijau. Galit. Vau! Dieve, mano mama. Tikrai šokas. Labai. Violetai sunku įsivaizduoti, kaip dar ji gali pasikeisti. Todėl su nekantrumu laukia paskutinės vizažo pamokos. Eglė Pališkienė, vizažo dėstytoja, SLA akademijos vadovė. Vadovauja Tarptautiniai grimo ir vizažo akademijai Lietuvoje. Darbo patirtis 15 metų. Išskirtinis bruožas – spinduliuojanti energija. Vizažistė Violeta išmoko kone visų makiažo pagrindų, kuriuos privalu žinoti kiekvienai moteriai. Kaip paslėpti smulkias raukšlėles, kokią naudoti kosmetiką ir kaip paryškinti akis. Tai tos 3 spalvos, kurias aš jums rekomenduočiau turėti, tai būtų dramblio kaulo geltonai balta spalva, kuri tiesiog atšviesina akį. Tada tokia rusva kaip kava su pienu, taip? Ir jūsų akių spalvos mėlyna, gili mėlyna spalva, kurią mes tiesiog prie pat blakstienos dėjom ir kampelį į akies ir taip mes paryškinom visą tą jūsų akių grožį. Mes taip gyvenam ir vieną kartą atsisukusios į veidrodį pamatom, kad kažkas nebe taip. Ir tada moteris nustoja žiūrėti į veidrodį. Tai tam, kad jos vėl susidraugautų su veidrodžiu, reiškia, atėjo tas laikas, kai jom makiažas yra reikalingas. Ir jisai vėl padės jom pasijusti tokiom pat, kaip jos buvo prieš 10, 15, 20 metų. Lentas. Akis kokios. Kaip jums sakytės? Žinokit, ką žinau, man tikrai ne 40. Kiek metų nuo jos pečių numetė misija grožis, netrukus galėsime įvertinti visi. Visuomenės harmonizavimo parke susirinkęs didžiulis būrys artimųjų, nekantraudamas laukia Violetos, moters, kurios gyvenimo svajonė pagaliau išsipildė. Nesitikėjau, kad tai bus. Kažkas, maniau, kad bus ten įdomi, kad jau kažkas tai pasiekėm kažkas gražiaus, bet
Kad tai bus tikrai netikėjau. Taip galima. Nu taip nerealiai žmogui pasikeisti. Ir tai smagu, kad žinai, kad apie tai tiek svajota, tiek norėta to ir taip įsipildo žmogui, artimam žmogui. Labai džiaugiuosi už ją. Turbūt šį vakarą aš kviesiu, tai pasimatymą. Aš sutiksiu. Ar ne? Padariau, kad gali jis didžiuotis manim ir kad aš galiu atrodyti gražiai ir vis gali kažkam kiva, kokią žmoną. Grąžinat mums senąją Vilę. Jinai tokia buvo, kai buvo paauglė, kudutė, gražutė. Bet dabar tai aš esu tikrai graži. Super. Dar kartą prisiminkime Violetos pokyčius projekte Misija grožis. Per plastinės rekonstrukcinės operacijas jai pakoreguoti viršutiniai vokai, pašalintas odos perteklius nuo pilvo ir nuo žastų, pakelta krūtinė. Odontologai išgydė ir pradėjo tiesinti dantis, o naujai sukurtas stilius kuklę buhalterę pavertė savimi pasitikinčią moterimi. Kaip sako Violetos vyras, dabar ji jaunesnė, gražesnė, lieknesnė ir labai laiminga. Dėkojame partneriams SLA Akademija, Vero Moda, Žydrūno Savicko sporto klubas, klinika Dietos sistema, Nova Media. Pagrindiniai laidos partneriai – klinika Grožio chirurgija, Vilniaus implantologijos centras, Visuomenės harmonizavimo parkas.